Sveiki, mano vardas yra Heidi. Prieš mirtinę patirtį aš išgyvenau po gimdymo prasidėjus komplikacijoms. Prasidėjus kraujavimui, gydytojai nutarė mane operuoti ir kai man suleido vaistus, mano širdis sustojo maždaug 4,5 minutės. Staiga aš atsidūriau baltai auksinėje šviesoje, kuri buvo gryna energija. Aš pagalvojau, kurgi aš esu, tačiau iš karto man atėjo suvokimas, kad aš grįžau namo. Mane užpildė džiaugsmas, meilės jausmas, ramybė ir laimė. Pabandykite prisiminti pačią laimingiausią akimirką savo gyvenime. Taigi, tą jausmą padauginkite milijonus, milijardus, trilijonus kartų ir tada galėsite suprasti, kokio stiprumo jausmai buvo manyje. Tai nebuvo kažkokios emocijos, visa mano esybė buvo pripildyta tais jausmais. Tada aš pamačiau kelias šviesos būtybės, jos buvo permatomos ir kiekviena jų turėjo savo spalvą. Nors neturėjau jokio kūno, bet pilnai suvokiau, kad aš esu aš. Šias būtybės atpažinau, jos buvo mano artimiausi bei mylimiausi žmonės, kurie mirė anksčiau. Ten taip pat buvo ir būtybės, kurios mane saugojo ir globojo. Tai buvo, kaip mes sakome, angelai sargai. Ten taip pat mačiau Jėzaus ir Marijos figūras. Ir ten taip pat buvo ir visko pradžia, egzistencijos šaltinis arba Dievas. Būtent toji baltai auksinė šviesa ir buvo tai, ką mes vadiname Dievu. Toji šviesa buvo nuostabios spalvos, bet tokių spalvų žemėje mes neturime ir jas labai sunku apibūdinti. Aš sakau, kad tai baltai auksinė spalva, bet iš tikrųjų toji spalva buvo nenusakomai įdomesnė bei gražesnė. Aš taip pat turėjau tam tikrą spalvą ir mūsų visų spalvos kartu susiliejo į tą baltai auksinę dievišką šviesą. Toji šviesa ir yra meilė ir mūsų egzistencijos šaltinis. Mes visi buvome sukurti iš šios šviesos, kuri ir yra Dievas arba visko šaltinis. Žmonės šią šviesą vadina įvairiai. Šiame pasakojime aš ją vadinu Dievu. Taigi, žinojau, kad aš buvau namuose ir žinojau, kad iš čia esu kilusi. Aš akimirksniu supratau viską iš karto, kas tik buvo. Nebuvo mano gyvenimo peržiūros, kaip pasakoja kiti, bet man parodė visą mano gyvenimą ir kaip jis privedė mane prie dabartinio taško. Man pasakė, jog pas kiekvieną žmogų bus gyvenimo peržiūra, kai ateis metas jam grįžti į namus. Tačiau per gyvenimo peržiūrą nėra jokio smerkimo ir jokio teismo, kaip pasakoja religija. Dievas jokių būdų nieko neteisė ir nieko nesmerkia. Taigi mums visiems bus pilnai parodytas gyvenimas ir ne tik parodytas, bet mes visą savo gyvenimą pajausime iš naujo, pajausime jį iš skirtingų perspektyvų ir savo ir kitų žmonių buvusių mūsų gyvenime. Gyvenimo peržiūra yra ne tam, kad žmogų pasmerktų, bet tam, kad žmogus iš savo gyvenimo išmoktų. Taigi gyvenimo peržiūra mums padeda suprasti, kaipgi mes paveikiame kitus, ir tokiu būdu mes galime išvengti panašių klaidų ateityje. Tad mes esame žemėje tam, kad išmoktume, nors žinoma, mes visi darome klaidas ir kartais mūsų pasirinkimai nėra patys geriausi mūsų gyvenime. Ir kai žiūri į viską naujų žvilgsnių ir pilnai supranti savo veiksmų pasekmes, prireikia laiko tam, kad viską pilnai suvoktumei ir ištaisytumei. Taigi aš supratau visą šią informaciją ir tuo pačiu metu pro mano visą esybę nuolat buvo siunčiamos 3 mintys, tarsi žinutės.
mus myli besąlygiškai. Viskas visada yra taip, kaip ir turi būti. Ir viskas visada bus gerai. Šios 3 mintys buvo mano sąmonėje tol, kol buvau anapus. Kaip jau minėjau, ten mačiau Jėzaus ir Marijos figūras, bet man paaiškino, jog aš pamačiau šias figūras todėl, kad buvau krikščionė. Man pasakė, kad jeigu aš būčiau budistė, tada man pasirodytų Budos figūra. Man taip pat papasakojo, kad religijų pati esmė yra teisinga, tačiau visos religijos buvo žmonių klaidingai interpretuotos. Visos religijos buvo iškreiptos bei manipuliuotos dėl savo kažkokių tikslų, dėl godumo, dėl valdžios, dėl žmonių kontrolės. Taigi visa toji religinė koncepcija tapo visiškai iškreipta per žmogišką perspektyvą. Ir visa tai vyko labai daug metų, tai tęsėsi šimtmečiais, tūkstantmečiais. Visa tai iš esmės aš jau buvau supratusi, kai aš dar buvau labai jauna. Aš pamačiau, kad bažnyčioje yra daug melo ir daug veidmainystės. Kunigai vieniems liepdavo elgtis vienaip, o patys elgdavosi visiškai priešingai. Taigi visa religinė koncepcija buvo absurdiška. Todėl aš stipriai nutolau nuo bažnyčios dar paauglystėje ir po mano išgyventos priešmirtinės patirties mano pozicija tik sustiprėjo. Dabar tvirtai galiu pasakyti, kad aš nesu kažkokios religinės organizacijos pasekėja ir esu visiškai nereliginga. Noriu pasakyti, kad toji baltai auksinė šviesa atrodė tarsi burbuliuojantis šampanas. Tai buvo dieviškos energijos žaismas. Aš nei nežinau, kaip galėčiau gražiau papasakoti tai, ką mačiau, tačiau aš neturiu žodžių, kuriais galėčiau perteikti visą tą neįtikėtiną grožį. Visur buvo meilės, ramybės ir užtikrintumo jausmas. Visur buvo laimė bei džiaugsmas. Nebuvo jokios neapykantos, jokios diskriminacijos, jokio pykčio, nieko panašaus nebuvo. Man parodė, jog visi mūsų veiksmai turi pasekmes. Tad jeigu jūs esate kažkoks piktas, suirzęs ar kažkam pasakote blogą žodį, jūs siunčiate savo negatyvumą kitiems. Ir tas negatyvumas būtinai paveiks ir kitą žmogų. Ir tas žmogus perkels tą negatyvumą toliau kitiems, išsilies arba namuose, arba darbe. Ir tai tęsis toliau ir toliau. Taigi iš tikrųjų reikia būti sąmoningu tam, kaip mes elgiamės, ką mąstome ir ką mes jaučiame. Reikia suprasti, kad mes visi esame kartu ir visi esame susijungę ir mes visi esame kaip vienas. Man papasakojo, jog mes ateiname į skirtingus gyvenimus. Man parodė, kad yra daugybė visatų ir jose yra daug gyvybės bei gyvenimo galimybių. Ir kiekvienas mūsų gyvenimas buvo suplanuotas ir mes patys pasirinkome tą gyvenimą tam, kad išmoktume kažkokią pamoką. Ir viskas yra daroma tik todėl, kad mes augtume bei tobulėtume. Todėl mes ir stengiamės pasirinkti skirtingus gyvenimus ir juose išmokti kažkokias pamokas ir per tas pamokas suprasti save, augti bei tobulėti, nes mūsų užduotis yra kuo daugiau priartėti prie Dievo. Būdama anapus toje meilėje ir džiaugsme bei galvodama apie savo vaikus bei vyrą, aš puikiai suvokiau, jog su jais viskas bus tikrai gerai ir aš visiškai nenorėjau grįžti atgal. Ir jeigu būčiau turėjusi pasirinkimą ir man leistų pasilikti anapus, aš tikrai nebūčiau grįžusi atgal į žemę. Apie mūsų šį pasaulį norėčiau pasakyti,
jog žmonija nukrypo nuo teisingo kelio ir viskas atsitiko dėl žmonių godumo. Bet atėjo laikas atsibusti, o žemė bandys atsistatyti ir visą tą chaosą subalansuoti, nes žmonės vieni kitiems ir žemėj padarė labai daug blogų dalykų. Todėl jau atėjo laikas viską ištaisyti. Aš manau, kad gyvenimui į žemę ateis daug šviesių sielų ir tie šviesios sąmonės vaikai jau gimsta ir ateis nauja karta, kuri tikrai nežalos žemės ir gamtos, nes dabartinė mūsų kryptis yra tiesiog pražūtinga. Taigi anapus man nedavė galimybės rinktis ir per akimirką aš pasijutau esanti savo kūne. Gydytojas šaukė man, kad atsimerkčiau. Ir tuo momentu visa toji šiluma, meilė bei džiaugsmas išnyko. Man pasidarė šalta, jaučiausi visa apsunkusi savo kūne, visa skaudėjo ir prie viso to gydytojas rėkė man tiesiai į veidą. Taigi aš buvau visa pikta ir suirzusi. Aš visiškai nenorėjau būti čia. Aš norėjau būti anapus, namuose. Taigi mes ateiname čia gyvenimui tam, kad išmoktume. Ir mūsų gyvenime bus iššūkių, ir tie iššūkiai bus tokie, kad mums padėtų išmokti pamokas, kurias mes buvome susiplanavę. Mūsų užduotis yra praeiti ir suprasti tuos iššūkius. Ir jeigu mes sėkmingai pro juos praeiname, tai daugiau jokių naujų iššūkių pas mus tikrai nebus. Mūsų gyvenime yra daugybė iššūkių ir aišku, jūs galėčiau raminti, kad viskas išsispręs, kad viskas bus gerai, bet iš tikrųjų tai būtų kvailystė ir apgaulė. Kiekvienam iš mūsų reikia su atvira širdimi žengti į iššūkius gyvenime ir juos išspręsti, bandant kažką išmokti iš tų situacijų, nes būtent dėl tų situacijų mes ir atėjome gyvenimui į žemę. Ir būtent pergyvendami ir išspręsdami tas situacijas, jūs tapsite stipresni bei geresni. Taigi, jeigu jūs gyvenime atsidūrėte sudėtingoje situacijoje, yra kažkokie finansiniai sunkumai, arba jūs praradote savo artimą ar vaiką, arba kažkokia kita kebli situacija, vienintelis, ką jums galėčiau pasakyti, yra būtent tos 3 žinutės, kurias gavau anapus. Taigi, jūs myli besąlygiškai, jūs tikrai myli ir myli be jokių sąlygų. Galbūt jūs jaučiate, kad dabar manęs niekas nemyli ir aš esu vienišas. Ir aš žinau, kad tai labai sunku suvokti, kai esi vienas, kai slegia vienatvė ir aplinkui niekas nemyli. Bet jūs turite žinoti, jog tikrai kiekvieną iš jūsų myli be jokių sąlygų. Ir kitas dalykas, jog viskas tikrai bus gerai. Aš žinau, kad yra sunku patikėti tuo, ypatingai jeigu dabar esate sudėtingoje situacijoje. Ir trečias dalykas, taip iš tikrųjų ir turi būti. Jeigu pažvelgsite į savo gyvenimą ir pažvelgsite į tas akimirkas, kai buvo labai sunku gyvenime, jūs visada išeidavote iš tų sudėtingų situacijų ir visada būdavote kažkiek protingesni, geresni ir stipresni. Arba gavote didesnę pamoką, arba išmokote labiau mylėti. Ir visada prisiminkite, jog einate ten, kur jūsų laukia meilė, ir ji jau dabar gyvena jumyse.